Labas vakaras, netrukus apie tai, ką šiandien matysite žiniuose. Įžiebta kalėdinė druskininkų eglutė. Druskininkiečiai aktyviai dalyvavo akcijoje Augink atsakingai. Atgimimo vidurinės mokyklos 65-ojo jubiliejaus proga mokytojos Aldonos Galdikienės siuvinėtų paveikslų paroda. Šios ir kitos naujienos, sporto ir kriminaliniai įvykiai laidoje jau visai netrukus. Labą vakarą visiems dabar esantiems prie televizorių ekranų. Eteryje DRT žinios. Penktadienį kultūros centro darbuotojai Miestelėnus ir kurorto svečius pakvietė į kalėdinės druskininkų eglės įžiebimo šventę, kurioje apsilankė ir pats tikriausias kalėdų senelis. Pirmąjį gruodžio penktadienį pramogų aikštėje surengta tradicinė miesto kalėdų eglės įžiebimo šventė. Į visus metus lauktą renginį sugužėjo didelis būrys mažų ir didelių miestelėnų bei kurorto svečių, neišsigandusių net gripo epidemijos. Žiūrovų būta tiek daug, jog jie vos tilpo didelėje aikštėje. Kultūros centro darbuotojai ir teatro niša aktoriai tądien dovanojo muzikinę pasaką pavadintą šventę. Renginiui žaismė suteikė pagrindiniai jos personažai – senis besmegenis ir pats tikriausias kalėdų senis. Pastarasis ištarė stebuklingus žodžius, įžiebė kalėdų eglę. Visų taip lauktas ir pasilgtas kalėdų senis šventėje pažadėjo, kad aplankys visus jam laiškus rašiusius vaikus bei suaugusiuosius. Na, ką čia ir bekalbėti, kalėdų senelis kiekvienais metais būna labai dosnus, bet turiu, kaip visada, paminėti, kad kuo vaikutis būna geresnis, tuo kalėdų senelis būna dosnesnis, bet dovanėlių sulauks tikrai visi vaikučiai. O ar suaugusieji sulauks dovanų? Na, aš kiek man yra tekę girdėti iš mano pagalbininkų, kartais suaugusieji, matot, būna netgi blogesni už tuos mažuosius mūsų draugus, taip kad seneliui reiks pasukti galvą, kurie suaugusieji sulauks dovanėlių, o kuriuos šiemet teks palikti be dovanėlių. Beveik valandą trukusiame renginyje buvo galima stebėti teatralizuotą aktorių pasirodymą, klausyti šventinių dainų, pabendrauti su seniu besmegeniu ir žinoma su juo nusifotografuoti. Na, o mažiausiai šventės dalyviai į renginį atėjo nešini savo parašytais laiškais, kuriuose kalėdų senelio jie prašė įvairiausių dovanų. Parašytus laiškus šventės metu buvo galima įmesti į kalėdų senelio pašto dėžę. Šiaip prašiau pianiną, nes pradėjom lankyti muzikos mokyklą su pianinu groti. O šiemet prašy pas kalėdų senelį? Fotoaparato. O kodėl būtent fotoaparato? Lėlių nenori? Ne. Nenoriu lėlių. 5 kg saldainių, PlayStation 2 ir jo daug žaidimų, naujo kompiuterio ir telefono. O kodėl prašy tiek daug saldainių, ką su jom veiksi? Ką nors. Draugus vaišinsiu ir save, ir dar šeimą. Penktadienį įžiebta šventinė eglė druskininkiečius ir kurorto svečius turėtų džiuginti iki sausio 6 dienos. Kalėdų eglė įžiebta, o kultūros centro darbuotojai pažadėjo, kad renginių visų šventinių laikotarpių druskininkuose tikrai netruks. Vakar druskininkuose lankėsi akcijos Augink atsakingai organizatoriai. Vytauto Kazimiero Jonyno dailės mokykloje jie galėjo stebėti, kaip savivaldybės gyventojų padovanoti diržai virsta meno kūriniu. Iš 400 savivaldybės gyventojų paaukotų diržų minėtos mokymo įstaigos auklėtiniai, padėdami direktorės Onutės Akstinaitės Subačienės, sukūrė įspūdingą kilimą. Jau daugiau nei mėnesį visuomenės pažangos akcijos Augink atsakingai organizatoriai lankosi įvairiuose Lietuvos miestuose, ragindami suaugusiuosius atsisakyti vaikų drausminimui dažnai naudojamo diržo. Akcijos dalyviai vakarą užsuko ir į druskininkus. Vytauto Kazimiero Jonyno dailės mokykloje jie stebėjo, kaip moksleiviai iš surinktų diržų audžia kilimą. Akcijos tikslas yra keisti visuomenės požiūrį į auklėjimą patį, į smurtą. Tai šiuo atveju akcijos kaip ir simbolis yra diržas, kas mūsų visuomeniai buvo įprasta auklėjamoji priemonė. Tai tikslas yra pakeisti tą požiūrį. Pagrindinė audimo priemonė diržai druskininkuose buvo renkami beveik mėnesį. Per šį laiką apie 30 įvairių įstaigų, mokyklų, darželių, prekybos centrų, gydyklų ir kitų objektų darbuotojai bei atstovai akcijai Augink atsakingai padovanojo net 400 diržų. Mintis meniškai panaudoti žmonių padovanotus diržus kilo Vytauto Kazimiero Jonyno dailės mokyklos direktoriai Onutei Akstinaitei Subačienei.
Tai nėra atsitiktinai kilimas audžiamas. Pirmiausia, tai buvo atrinktos kruopščiai spalvos, juodos, raudonos, rudos, mėlynos, žalios. Ir pradėjome austi juodais diržais. Tai tarsi turėtų tokią perkeltinę prasmę, kad ta vaiko vaikystėje galbūt jis buvo mušamas ir visas jo pasaulis buvo juodomis spalvomis. Bet kuo tolyn, tai įvedant kito ryškumo spalvas ir atspalvius, tarsi tas kelias toksai nėra per smurtą auklėjimo, o per gražesnį bendravimo būdą su pačiu vaiku. Vakar į Druskininkus drauge su akcijos organizatoriais atvyko ir žinomas šokėjas, televizijos projekto Šok su manimi dalyvis Andrius Butkus. Jis taip pat yra vienas iš daugelio akciją palaikančių televizijos, meno ir kultūros žmonių. Tai aš manau, tai yra svarbu, kad kiekvienas, nesvarbu tu žymus ar ne, prisidėtų prie šitos akcijos ir kad neužmerktų akių prieš šitą iš tikrųjų ne patį gražiausią faktą mūsų, tarkim, gyvenimuose. Vakar vos per 2 valandas dailės mokyklos auklėtiniams ir jų pagalbininkams pavyko nuausti net 1,3 metro ilgio kilimą. Manoma, kad pabaigus realizuoti kūrybinį sumanymą, jo ilgis gali siekti daugiau nei 5 metrus. Akcijos Augink atsakingai sumanytojai tikino, kad Druskininkų savivaldybės gyventojai jų organizuotoje akcijoje buvo vieni aktyviausių. Šalies gyventojams bendrai pavyko padovanoti beveik 2000 diržų, iš jų net 400 atnešė druskininkiečiai. Gruodžio 1 dieną savivaldybės atstovai, mero patarėja Irena Lynikienė, švietimo skyriaus vedėjas Evgrafijus Samuchovas ir vyriausioji specialistė turizmui bei kultūrai Ingrida Griniūtė